kalbant apie didelę kaktą, kur galima nusileisti su sraigtasparniu. Tai mes kalbinam Laurą Dragūnaitę. Pradėkim nuo tavęs. Koks tavo kelias buvo link pačios tos komikės kelio? Tai aš jau labas, sveiki. Va, sveiki. Aš šiaip nemažai visų kur pasakojus, bet žinai, labai buvo kaip ir paprastai, kaip ir ne viskas. Tiesiog ėjau žiūrėti kitus, kaip jie juokauja, kažkaip atradau tos open mic'us ir vis dažniau ėjau, man atrodo, vyrukai gali pasakyti, kad į visus renginius jų ėjau, kuriuos jie darė. Su komedija susijusius, kažkaip žiūrėjau, kaip tai daro kiti. Turėjau tokių momentų, kur pagalvodavau, prisigavau save, kad nemba, gal ir aš galėčiau, gal kažkas ir ne taip gerai daro, tai jeigu jie išdrįsta, tai kodėl aš negaliu išdrįsti irgi pabandyti. Ir dar žiūrėdama supratau, kad ir nėra taip baisu, jeigu nepavyksta kažkas. Kažkaip tiesiog iš to žiūrovo žiūrėjau, įsikvėpiau, 3 metus gal kaupiausi, ieškojau drąsos ir tada atėjau, užlipau, pabandžiau ir kažkaip pamačiau, kad labai smagu, gerai pasisekė ir galvoju, reikia toliau daryti kažką. Žinai. Neplanavau, kad čia bus komikės karjera jau ten, žinai, to, kad tikslingai ir sakiau, tiesiog dariau pradžiai tai, kad smagu ir tiesiog kas gavosi už to, tai gavosi. Karts nuo karto sudalyvauju ne tik stand-upuose, bet ir raustuose. Raustai, manau, kad yra dalykas, kuriam turi būti pasiruošęs tvirtai, su tvirta tokia psichologija labiau atsipalaidavęs. Tai kaip tu jautėsi po pačio pirmojo savo rausto? Šiaip tai labai gerai, aš kaip atsimenu, aš labai gerai jaučiausi, bet po to, kai paskaičiau komentaruose, nes prieš Justiną Visicką buvau, supratau, kad gal žmonėms ir netaip patiko, bet jaučiau kažkaip, kad gerai ten pajuokavome su Justinu, gerai kažkaip ir susidraugavom tuo metu, kai ruošėmės raustams, tai atrodė, kad viską gerai padarėm, bet žmonės įvertino, kaip jau jiem ten atrodė viskas. Bet to, ką Justinas juokavo, tai iš vis neėmiau į galvą. Pirmi raustai, kai buvo vyrukai, iš vis neturėjo ką apie mane pasakyti, iki kol Kislekas neatrado kaktos. Ir viskas. Buvai pakviesta vesti mamą renginį kartu su Mantu Stonkumi. Debiutas šiais metais Laura Dragūnaitė, komikė, aštreliežuvė, pažiūrėk, kokią turi palaikančią auditoriją. Kaip jautėsi prieš šitą renginį? Oi, kai Mantas man parašė, pasiūlė, aš tokia buvau, aš pradžiai tai tokį galvoju, čia mausta mane čia tikrinti, vos ne ranketa čia tikra. Ar čia tas, kuri, hey, I'm the Nigerian prince, send me some $1 million. Tai žodžiu, tą turėjau kažkaip pasitikrinti ir tokia buvau. Ir man tai atsimenu, kad taip ir parašiau, kad, jeigu galvoji, kad galiu, tai davai, darom tada. Aš nes kažkaip atrodo, čia didžiulė galimybė pasakyti ne, tai būtų nesąmonė didžiausia. Ir aš jau kai sutikau, tai biškelį dar tą nešiojausi tokį, o dieve, kur aš įsivėliau, man pavyks, aš čia sugebėsiu. Bet tada man tas šiaip labai puikus kolega buvo, jis visą laiką kažkaip palaikė, labai gerai nuteikė, sakė, mes čia pavarysim, padarysim. Ir jis išmokė kažkaip ar įkvėpė, gal kad čia turi būti geras vakaras mums, kad šventė mums ir šventė atlikėjams. Tai mes tiesiog turim smagiai praleisti laiką. Tai man atrodo, mums tas puikiai ir pavyko ten ant scenos. Ir apskritai vis dažniau esi kviečiama vesti kitokio pobūdžio renginius, dabar jau komikoną turim ir moderavai šiandien pokalbį ir dar rytoj moderuosi pokalbį. Primink kokį pokalbį? Oi, kalbinsiu Ed Westwick iš Gossip Girl ir truputį, va čia tai aš jaudinuosi, nes reikės angliškai. Aš nesu angliškai kažkieno kalbinus pasirodžius angliškai ar kažkaip. Tai čia truputėlį dėl šito labiausiai, nes galvoju, suprasiu jo tą akcentą britišką, jeigu labai įsiriškus bus, kaip ar žinosiu, ką ten atsakyti jam ir taip toliau. Tai šituos išgyvenu dabar, bet prisiruošiau klausimų daug, tai nežinau, kažkaip išsisuksim. O šiaip, kai turi daug renginių, nebūna kažkoks perdegimas? Ne, dar aš kažkaip visi labai mėgsta apie tos perdegimus ten kalbėti panašiai. Aš nežinau, aš būna tokių momentų, kad pajaučiu truputėlį gal, kad per daug kažko man. Biškelį sustoju, kažkur pabėgu, atsisakau gal kažkokio ten vieno kito projekto ir tiesiog tada pailsiu taip, nusinulinu ir tada vėl iš naujo kažkur. Bet šiaip man atrodo, kad dar net nedrįščiau sakyti, kad ten perdegiau ar man kažko per daug. Dabar toks atrodo, tik tai duokit, aš noriu imti, daryti, mokytis ir, žodžiu, ir dar eiti toliau ir, nežinau, vieną dieną ten būti Mantu Stonkum ar Mantu Bartuševičiu, moteriška versija. Tai kaip draugauji su komiksais, anime, filmais, serialais? Šiaip komiksų, kad pačių taip, tai neskaitinėjau, niekada neturėjau tos fazės, tik tai turėjau tą, kad žiūrėdavau vaikystėje, dar kai rodydavo, atsimenu, per teleką, žodžiu, tos filmukus superherojų visokių ir man atrodo, kad Avengerių būdavo, tai šitą labai gerai atsimenu ir man nuo tada užsifiksavo ir aš tada Marvelo gerbėja buvau labai didelė ir esu nuo pirmo pačio filmo, ten nuo Iron Maną ir taigi aš čia su skausmu klausiausi, ką man tas pasakoja, nes man tai viskas gerai su to Marvel, gerai dabar biški, gal kažkur ten nuklydo iš šono biški po
endgame'o, bet atsities viskas bus gerai. Tai aš Marvelo fanė ir irgi, kaip berniukai sakė, tai aišku, Drakonų kovos visada iš mokyklos tiesiai žiūrėti ir tą patį Samurai X aš labai gerai atsimenu. Irgi. Šitas buvo geras, labai geras filmukas, serialas, niekas, žinai, tokių. Ir dabar buvau dar Netflix'e atradus vieną labai gerą, kažkodėl, nežinau kodėl, bet man labai patiko Blue Eye Samurai, kažkoks toks buvo tenai. Šito kaip ir negirdėjau. Taip, bet čia toksai nuojas, aišku, turbūt gerbėjai, kokie didėjai hardcore'iniai pasakys, kad čia šūdas buvo, bet žinau, ką žiūrėjau, man tai labai patiko. Tas Samurajų visas reikalas, tai man artimo širdžiai priimtina kažkaip. Tau Japonijos ta tema labai patinka, kaip kokiam katleriui. Nu tai va kažkas, aš dar nebuvau Japonijoj, bet viena iš top 3 šalių, į kurią dar reikia nuvaryti. Jau tikiuosi, kad pavyks greitų metų. Nu ką, ačiū Laura. Tai ką, geros tau komikono dienos. Ir tau. Tai ką, ate.